kad viskas blogai, matyti taip niekada nebūna, kad visi pažadai būtų neįgyvendinti, matyti nebūna. Keli dalykai, kuriuos man atrodo yra svarbu paminėti. Tai rytoj prasideda svarbus procesas dėl būsimosios žemės ūkio ateities. Koks žemės ūkis bus po 27 metų. Ir tai yra dalykas, kuriame jūs gyvensite. Ir dalykas, kuris lems tos pačius pokyčius žemės ūkyje po šito laikotarpio. Tai, kad kai kurias situacijas paveldėjome ir turime, ir iš tikrųjų didžiausias jūsų skausmas ir mano tuo pačiu, kalbant apie daugiametės pievas ir ganyklas, yra tame, kad tai procesas yra nuo 14 metų, pasikeitė visa eilė ministrų. Ir klausimas, kodėl šios dienos gelbėtojai, pavardės jūs puikiai žinot, 17 metais, 18 metais nepamatė, kad šita bėda bus. Atsukti laiką yra daug sudėtingiau negu spręsti problemą, kada neatsiranda. Vakar buvau susitikęs su komisaru. Kitą savaitę gausime įvertinimą. Manau, kad sprendimas bus. Nes aš puikiai suprantu ir nenoriu niekam įteikti, kad kažkieno sprendimas, kad ūkininkai ar biurokratai ar dar kažką padarė klaidas. Man atrodo, yra svarbu, kad rasti sprendimus. Tai nėra vienašališkai, vienasmeniniai sprendimas, būtų paprašiau, jeigu aš galėčiau tą padaryti, bet per jūsų palaikymą, kuris yra ir šiandieną, per teisės akto keitimą, manau, kad sprendimas bus. Kodėl taip dabar? Tai žiūrėkit, ministras mūsų palaikymo laukia. Suteikim palaikymą. Ministre, kaip vertinat savo darbą? Čia jūsų įvertinimas yra. Ar man kalbėti ar švilpti? Čia tikriausiai tas pats klausimas yra. Daugelis dalykų, kuriuose matyt ir lemia, kad šiandieną jūs renkatės, kaip ir sakau, daugelį dalykų tikrai paveldėjau arba atėjo su ta pačia ES politikos pokyčiu. Tai kokia politika bus ateityje, vėlgi yra daug kas priklauso nuo jūsų, kiek aktyviai dalyvausite. Ir jūs dalyvaujate Lietuvoje, vienoje šalyje iš 27, o ne pačio ES. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad tuose dalykuose, kuriuose mes galime keisti, aš kalbu apie tą patį šių metų deklaravimo laikotarpį, keitimus mes apsitarėme su jūsų bendruomenė ir tas... Gerai, tai... Ar ne per sunkus jums šitas darbas? Ne, man šitas darbas ne per sunkus. Ne per sunkus. Išeit nenori. Tai išeit nenorit iš šito darbo? Baigsiu darbus ir išeisiu, taip. Dar yra nenuveiktų darbų. Baigs mūsų ministras darbus ir tada išeis. Tai paprastas klausimas. Ar atšauksit savo įsakymą, kuriuo visiems išsiuntinėjot grasinančius laiškus dėl daugiamečių pievų su sankcijom? Pirmiausia, ne aš išsiuntinėjau, o taip ar ne? Mokėjimo agentūra. Tai būtų tikslus klausdami klausimus. Jūsų įsakymų tas buvo išsiųsta? Ne mano įsakymų, o
Jeigu bus... Žiūrėkit, mielieji, labai paprastas dalykas. Sprendimai nepriimami šitose formose. Ministras, nei Žemės ūkio ministerija daugiamečių pievų ir ganyklų nedeklaravo. Tai yra faktas. Ministras, stovintis prieš jūs, sprendžia bendrą problemą, ne asmeninę. Ir sakyti, kad man dabar pažeisti europinę teisę, prisimti atsakomybę pažeisti europinę teisę, tai nėra sąžininga taip pat. Ką aš sakiau pradėdamas ir ką dar kartą kartoju. Rasim sprendimą, panašu, kad rasim, tada bus atšauktas ir tas reikalavimas sustatyti daugiametės pievos sudarybą. Kol nėra, yra taip, kaip yra. Ministrė, yra ir kiti faktai. Iki 2020 metų, kuomet buvo tvirtinami reglamentai ES, Lietuva ilgai prieštaravo prieš reglamento taisyklės. Ir vienas iš tų dalykų buvo, kad referencinis dydis būtų pasirinktas 2018 metų. Jūs tapot ministru, praėjo keli mėnesiai, iškart padėjot parašą. Koks klausimas? Tai toks ir klausimas, jūs padėjot parašą, problemų nematėt, kad 2018 metai, o ne 15? Kad 2018, o ne 16, nes alternatyva buvo 16, mes problemą matėm ir apie tai kalbėjom nuo pirmos dienos. Kodėl parašą padėjot? Parašą kur? Dėl reglamento taisyklių. Reglamentas yra bendras europinis dokumentas. Jo arba laikaisi, arba nesilaikai. Ką jūs kalbate, apie kokius dalykus? Žiūrėkit, tada man atsakykit. Tavasi, būkit tikslus, kada reikia, tai būkit tikslus. Žiūrėkit, tada man atsakykit. Po šito reglamento patvirtinimo Latvija tuoj pat užprotestavo ir parašė išvadą, kad 2018 metų referencinio dydžio dydis pasirinkimas 2018 metų iškart reiškia ūkininkams sankcijas. Jie sakė, rinkitės 2015 metus. Kodėl nepasirašėt prie Latvių šito priekaišto? Mes visada buvome už 16 metus. Jeigu traukiat kažkokius faktus nepatvirtintus iš konteksto, faktas yra toks. Šiandieną pas Latvijos referencinis dydis yra 2018. Tai čia visom šalim priėmėt, bet jūs nepasirašėt po jų šito priekaištu Europos Sąjungai. Nežinau, turiu tikrinti faktus, nes... Aš turiu dokumentus atsisiuntėm iš interneto čia. Gerai, mes 16 metus prašėm visada, kad būtų 16 metai. O kodėl pasirašėt už 18? Todėl, kad toks reglamentas bendrai priimtas bendroje Europos Sąjungos. Tai jums reikėjo kartu prie Latvių prisidėti ir pasakyti, kad nesutinku. Tai žiūrėkit, ką jūs meluojat? Kokie referenciniai dydžiai... Fiksuojam. Kokie referenciniai dydžiai yra pasakyti? Dabar, metai. Ir kokie metai yra pasakyti dabar, galiojančiam reglamentą? Dabar 18 metų. Tai apie tai ir kalba. Gerai.